Oi, tai buvo įmantrus laivo nuleidimas. Na ir kiti Oslo fjordo ypatumai. Šiandien gegužės 18. Kranistas parašė, kad 10 valandą bus galima nuleisti laivą. O savaitgalį aš viena buvau su darbu kalnuose, tai iš tikrųjų kalnuose dar žiema. O dabar važiuojam 2 mašinom, vėl visas išmėtysim po uostus, viena moste, kitam moste. Ir tikėkimės, kad šiandien viskas bus gerai. O vandens kaip ir užtektų jau. Viskas bus gerai, turbūt. Paskutiniai pasiruošimo darbai. Valtis pripūsta, ček. Taip, jeigu kartais nuleistų laivą ir pribėgtų vandens, tai tada į valtį ir irkluojam. Pakabinamas variklis valties ček. Ir aišku, jį reikia prirakinti, nes visur yra vagių, kurie labai mėgsta tuos varikliukus nukabinti nuo laivų. Taigi spina ček. Po to prisipilam kuro, irgi ček. Tada prasideda laukimas, blaškymasis, žiūrėjimas, bėgiojimas. Žodžiu, laukiam. Krano vis nėra. Vanduo mašta ir mašta ir mašta. Ir štai pasirodė kranistas. Bet jisai turi 101 užduotį, vieną laivą įkelti, kitą iškelti. Žodžiu, važiuoja pirmyn atgal, o mes vis laukiam, bėgiojam. Ir štai. Mes žiūrim į vandenį, klausiam kranisto. Sakoma, tikrai gylio užteks. Jisai mūsų klausia, o kokia jūsų grimzlė? Sakom, 1,80 m. Nu, tas galva pakrapštė, kepurę pasikėlė, sako, gal ir užteks. Nu, apie kokį 1,90 m dabar yra dar. Nu, gerai, sakom, žiūrėsim. Nu ką? Žiūrim. Gintas duoda laivui paskutinį patepimą vienoj pusėje, kitoj pusėje. Ir, kaip sakoma, pirmyn. Ei, chebryte, kas vyksta? Per mažai vandens? Šūdas. Gal bernai kažką sugalvos? Tik net gal ant žemės, prašau, ne. Tenderių neprisirišom. Tai visada problematiškai. Bet kranistui kažkas paskambino, va čia reikia pašnekėti.
ką susimokėjom. 4 štukės už kraną ir Uola Gintas praplaukė ką tik ir galėsim plaukti toliau. Kai pirmą kartą leido tave, atrodo visai ant kranto, aš kriauklės matau ir akmenis. Nu kaip, viskas gerai? Praplaukėm, matai? Uolą praplaukėm? Pagrindė yra. Nu jo. Gerai. Gero kelio. Gerą kelią man prie. Atsistumt biškį. O kur yra tas pagalys? Viduj. Žeberklas mūsų. Gerai jau? Nežinai. Nuplaukiam tai visai arti kranto. Aš dugną matau. Nu jau. A įsijungiai savo aparatūrą. Dar mūsų reikalai nesusigaudo, kur mes esam aparatūrą. O, atsiradome ekrane jau. Jau matom, kur esam. Gerai, kad pačioj pradžioje ir nematėm, kiek ten tų metrų buvo. Vėliava ne Lietuvos, bet jinai turi būti. Su nauju sezonu 2026. 11 metai su šitu laivu. 11 metai su šitu laivu. Ne jubiliejus, bet gana ilgai. Oskas Borgas, o šita didžioji Chojoja. Nu, čia mūsų pagrindiniai vasaros kurortai. Čia liko Driobakas. Čia mano vyras kažką keičiasi. O aš vairuoju. Prieš 3 dienas 3 orkos buvo mūsų fjorde. Ką jos čia veikia, neaišku. Sako, kad paskui silkės atvarė. Bet jos čia toliau Drobako į mūsų pusę link Oslo neplaukė. Nes čia yra tokia siena, kaip jinai vadinasi, dabar neatsimenu. Ta siena vadinasi Jetėn. Jinai yra 1,5 kilometro ilgio, tokia povandeninė akmenų siena, pastatyta 1874-79 metais. Ir jinai yra kaip Oškošborgo tvirtovės gynybinė dalis. Sienos viršus yra maždaug 2 metrai nuo vandens paviršiaus. Ir tai privertė didelius priešo laivus plaukti rytiniu kanalu tiesiai prieš Oškošborgo forto patrankas.
Besiplepėdami prisiminėm labai liūdną istoriją apie Frają. Fraja yra skandinavų grožio ir meilės deivė. Bet ne apie mitologiją noriu papasakot apie vėplę. Vėplys, didelis gyvūnas. Žodžiu, į Oslo fjordą atkeliavo vėplys. Kaip visi juokaudavo, kad tai yra solo keliautoja, kadangi jai reikėjo iš šiaurės, iš Atlanto vandenyno, per žodžiu, šiaurės jūrą atkeliauti iki Oslo fjordo. Ir buvo labai keista, kad jį čia paėmė ir apsistojo šitam Oslo fjorde, nes čia yra begalės laivų judėjimas, daug žmonių ant kranto, yra daug namelių, mažyčių, žodžiu, visur žmonės aplinkui. Ir ji buvo viena populiariausių 2022 metais gyvūnų Norvegijoje. Visi fotografuodavo, internete buvo pilna vaizdelių. Žodžiu, visi ją iš tikrųjų mylėjo. O kadangi Fraja nebijojo žmonių, tai jinai miegodavo dažnai valtyse, prieplaukose, ant pontonų, pliažuose. Ir kadangi jinai svėrė 600 kg, gal net daugiau, tai aišku, valtis kai kurios nugarmėjo į dugną, pontonai buvo sulaužyti, prieplaukos sugadintos. Ir buvo labai daug nepatenkintų, kad kėlė grėsmę ir žmonėms, ir kad žodžiu, žmonės prie jos lindo fotografuoti, selfius darytis ir maitinti. Ir galų gale po ilgų diskusijų buvo nuspręsta ją užmigdyti. Taip ir padarė. Ir Frėja buvo užmigdyta. Tada pasirodė ir marškinėliai su jos atvaizdu, ir piešiniai, ir skulptūrėlės. Žodžiu, Fraja tapo kaip ir kažkokios kultūros dalimi. O po jos išėjimo 23 metais Osle, Kongen Marinoj, buvo atidaryta natūralaus dydžio bronzinė skulptūra Frajai. Bet ta skulptūra yra tokia liūdna, beveik jinai taip atrodė, kai buvo žūties akimirka. Tai dabar žmonės irgi padeda ir gėlių, ir žvakučių, ir žaisliukų padeda, nes Fraja buvo gana jauna, smalsi, vėpliukė. Žodžiu, tokia istorija. Tai va šitas Nesotangeno snarglys atskiria Oslo fjordą nuo Bynefjordo. Čia yra Bynefjordas. Mūsų laivas stovės Bynefjorde. Dar gabalas kelio, bet laiko turim į marias, į valias. Ar taip, mano kapitonė? Ar užplukdysite mane į Alyvų salą? Dar nežydi, pagal spalvą matau. Nu žydi, taigi žydėti, taigi prie namų žydi. Pagal spalvą. Nu pagal spalvą nežydi, bet vis tiek Bet žydi. Bet važiuojam pažiūrėti. Taip. Nevažiuosim, plauksim. Plauksim, gerai. Vis tiek pro šalį praplauksim. Kainos nesikandžioja. O
Jėzus Marija, kokie gražus. Tai tėvas balsiai dabar. Gimtas stovi ant pasaulio krašto. Gresholmen Crew. Panašu į tą paskutinį, kaip vadinasi. Operos? Operhauzas, va plaukiantis Operhauzas. Visas kalnas stovi. Verta aplankyti šitą salą, kai žydi alyvos ir pakalnutės. Čia yra nuostabu. Tiesiog Ai, nepradės. mano širdis džiaugiasi. Liepsnoja noru skristi. Tik neseniai nuogas buvai išsirengęs. Atvėso. Atvėso? Vakarėja. Nu, kas gero Binefjorde? Orkų nėra. Orkų nėra, gerai. Jau gerai. Ir uostelis. Velkommen hjem. Ar reikia tau tokiuose metuose čia taip vartaliotis? Paliekam valtį taip, kai ateisim kitą kartą bus baseinas. Būsim kaip kruizinis laivas su baseinu viduje. Diena buvo, sakyčiau, labai nebloga. Laivas vandenį. Ir aplankėm dar Gresholmeną kartu, tai ir alyvos žydėjo, ir pakalnutės žydėjo, ir kvepėjo, žodžiu.